Lygtys su kvadratinėmis šaknimis. Prisiminsime, kaip yra sprendžiamos iracionalios lygtys ir išmoksime spręsti lygtis su keitiniu. Lygtis, kurios nežinomasis yra po šaknies ženklu, vadinama iracionaliąja lygtimi. Iracionaliąją lygtį galima spręsti keičiant ją šią sistemą arba panaikinti šaknį ir gautus sprendinius patikrinti. Norint išspręsti šią iracionaliąją lygtį, reikia pakelti abi puses laipsnių 2n+1. Išspręskime pavyzdį. Duota iracionalioji lygtis. Norint ją išspręsti, pakelkime abi puses kvadratu. Panaikinkime šaknį ir gauname x-1 lygu 2 - x. Perkeliame x į vieną pusę, keičiame ženklą, gauname lygtį 2x lygu 3. Padalinkime abi pusės iš 2 ir gauname, kad x lygu 1/5. Patikriname, įstatome x1/50 į lygtį vietoj x ir gauname, kad lygybė yra teisinga. Todėl 1/50 yra lygties sprendinys. Išspręskime šią lygtį. Prieš keldami kvadratu lygtį atskirkime šaknį. Perkeliame vienetą į kitą pusę. Kelkime abi pusės kvadratu, naikiname šaknį, x-1 keliame kvadratu. Pakėlę kvadratu, kelkime viską į vieną pusę. X kvadratu minus 2x plus 1, perrašykime, 7 keliame, gauname minus 7 ir plus x. Panašiuosius narius minus 2x ir plus x sutraukiame, taip pat ir 1 ir minus 7 sutraukiame. Gauname lygtį x kvadratu minus x minus 6 lygu 0. Skaičiuojame diskriminantą 1 plus 24 gauname 25. Pirmoji x reikšmė yra 3, antroji minus 2. Patikriname, kai x lygu 3, lygybė yra teisinga, įstatome vietoj x reikšmės ir patikriname. Kai x lygu minus 2, lygybė yra klaidinga, todėl lygties sprendinys yra 3. Išspręskime lygtį įvesdami keitinį. Pažymėkime reiškinį x kvadratu minus 5 nežinomuoju t. Gauname lygtį t plus kvadratinė šaknis iš t lygu 6. Perkelkime tai į kitą pusę, gauname šią lygtį, kelkime abi pusės kvadratu. Naikiname šaknį ir 6 minus tai kelkime kvadratu. Gauname tai lygu 36 minus 12t plus t kvadratu. Perkelkime tai į kitą pusę, gauname lygtį t kvadratu minus 13t plus 36 lygu 0. Skaičiuojame diskriminantą 169 minus 144 lygu 25. Tai pirmoji reikšmė yra 13 plus 5 dalinta iš 2
yra 9 ir tai antroji reikšmė. Iš 13 atimkime 5, padalinkime iš 2, gauname 4. Prisiminkime, kad tai raidele pažymėjome x kvadratu minus 5, todėl reikia išspręsti šias dvi lygtis. Gauname x kvadratu lygų 14, x dvireikšmiais plus ir minus kvadratinės šaknis iš 14. Keliame penketą į kitą pusę, gauname 9, x yra minus ir plus kvadratinės šaknis iš 9, tai yra minus arba plus 3. Patikriname, kai x lygų kvadratinės šaknis iš 14, lygybė klaidinga. Kai x lygų minus kvadratinės šaknis iš 14, lygybė klaidinga taip pat, todėl minus kvadratinės šaknis iš 14 nėra sprendinys. Kai x lygų 3 teisinga lygybė, kai x lygų minus 3 taip pat teisinga lygybė, vadinasi lygties sprendiniai yra minus 3 ir 3. Išspręskime dar vieną lygtį įvesdami keitinį. Pažymėkime kvadratinę šaknį iš 6 minus x padalinta 4 plus x raidele t, tuomet antroji šaknis bus vienetas iš t. Gauname lygtį t plus vienetas iš t lygu 2. Subendravardikliname, gauname t kvadratu plus 1 padalintas iš t lygu 2. Perkeliame 2 į kairėje pusę, gauname t kvadratu plus 1 padalinta iš t minus 2. Subendravardikliname, gauname t kvadratu plus 1 minus 2t padalinta iš t lygu 0. Trupmena lygi 0 tada, kai skaitiklis lygus 0, o vardiklis nelygus 0. Išsprendę pirmąją lygtį gauname t lygu vienetas ir t nelygu 0. Vadinasi, sprendinys t yra 1. Grįžkime į keitinį ir vietoj t raidelės įstatykime vienetą. Dabar reikia išspręsti šią lygtį, kelkime abi puses kvadratu. Gauname 6 minus x padalinta iš 4 plus x lygų 1. Keliame į vieną pusę, subendravardikliname ir gauname lygtį 2 minus 2x padalinta iš 4 plus x lygų 0. Išsprendžiame šią lygtį ir gauname, kad x lygų 1, tačiau x negali būti lygus minus 4. Sprendinys x lygų vienetas. Patikriname ir matome, kad x lygų 1 yra lygties sprendinys, nes lygybė gaunasi teisinga. Sėkmės sprendžiant, lygtis su kvadratinėmis šaknimis ir nepamirškite, kad patogu įvesti keitinį.